Sveiki, esu Oksana Šlegova, nagų priauginimo instruktorė ir ekspertė. Trumpiau tariant, grožio specialistė. Ir šį kartą mokymus vesiu ne apie tai. Daugelis žino, kad šiuo metu neužtenka būti tik tai gerų specialistų, bet reikia ir mokėti vesti savo socialinius tinklus, parduoti savo paslaugą. Viskas labai keičiasi ir mes turime prisitaikyti prie naujovių ir tam, kad būti matomi, sukurti pasitikėjimą, mes turime išeiti į socialinius tinklus. Gegužės 15 dieną startuoja mano 3 mėnesių mentorystė apie socialinius tinklus. Per tuos 3 mėnesius mes mokinsimės visų pagrindų, kaip sukurti bio aprašymą Instagram'e, kaip save pateikti skirtingose socialiniuose tinkluose. Visas strategijas, kursim scenarijus, labai daug naudingos informacijos, kaip žmonės perka, kodėl pas mus perka, pas kitus neperka. Taip pat analizuosim jūsų pačių statistikas ir jūsų akimis stebėsime, kodėl jūs pritraukia dėmesį vienas žmogus, o kitas galbūt nepritraukia. Tai vat, iš tos visos prizmės mes analizuosime tiek kitų žmonių turinius, tiek ir jūsų turinius. Jeigu šiuo metu aš pradėčiau vesti savo socialinius tinklus, tiksliau aš jau vieną akauntą dabar sukūriau naują ir tai puikus startas man pačiai pasianalizuoti, kaip vyksta peržiūros žmonių įsitraukimas, kodėl labai svarbu yra tikslinė auditorija. Šitą kelią nuo nulio praeisiu kartu su jumis. Kuomet aš pradėjau kurti savo socialinius tinklus, neturėjau jokių žinių ir labai daug dalykų nagrinėjau pati. Tai aš puikiai suprantu, kad jeigu aš turėčiau arba pasirinkčiau iš karto teisingus mokymus ar mentorių, tai tą rezultatą, kurį aš pasiekiau dabar, būčiau kur kas greičiau pasiekusi, jeigu žinočiau, ką reikia tikslingai daryti. Taigi, sukaupus savo patirtį, pasidalinsiu su jumis, tai mano rezultatai rodo, kad tikrai turiu ir didelių peržiūrų, ir didelį įsitraukimą, gerą statistiką. Taip pat, kai nevedu socialinių tinklų, mano rodikliai krenta ir netgi iš savo patirties galiu pasakyti, kokie dalykai veikia praktiškai, ką daryti, o ko geriau nedaryti. Ir kaip vis dėlto neturėti perdegimo, jeigu jūs galvojat, kad tai atima labai daug laiko, tai vis dėlto labai svarbu suprasti, kad turinį reikia planuoti ir turite įsivertinti, kiek jūs galite skirti laiko kurti savo socialinius tinklus. Jeigu jūs sakote, kad aš neturiu laiko, nesuprantu, kaip kas, tai jūs tiesiog suprantat, kad tai yra vėlgi tam tikros priežastys ir visi žmonės turi 24 valandas. Aš taip pat esu labai užimtas žmogus, bet kaip matote, aš esu labai aktyvi socialiniuose tinkluose ir puikiai suprantu tuos dalykus ir jeigu aš noriu rezultatų augimo, tai aš turiu atrasti tą balansą ir skirti socialiniam tinklam laiko tam, kad galėčiau pasiekti rezultatą. Taigi, kam skirtas šis kursas? Nebūtinai tai grožio specialistam, jeigu jūs turite kažkokią veiklą, smulkųjį verslą, kažką parduodate, paslaugą arba kažkokias prekes ir nežinote, kaip save pateikti, tai šitas kursas taip pat jums puikiai tiks. Taigi, kviečiu tave į šitą 3 mėnesių mentorystę. Kartu mes praeisime visas praktinės užduotis ir aš tikrai garantuoju rezultatą, jeigu bus tavo maksimalus įsitraukimas.